Sveiki visi, ponios ir ponai, padovanokim aplodismentų truputėlį mūsų šiandien 5-1 salės dalyviams, ar ne? Tai Marius Repo Ašys, Repšys Marius, aplodismentai jam. Fantastiškas išvarimo knygos autorius Marius Ivaškevičius, aplodismentai jam. Mano vardas Rolandas, turiu paruoštis kelis klausimus. Jums, vyrukai, kviečiu prisėsti, čiupkit mikrofonus ir aš to priduosiu, taip gal geriau girdėsis. Labas, kaip laikotės? Ačiū, Landa, ačiū puikiai ir labai džiaugiuosi, kad tokia salė susirinko, taip sakant, tikrai labai fainai. Aš irgi džiaugiuosi. Mariu, kaip tu? Aš tai gerai, bet man šiandien yra išvarimas, tai aš be 15:03 išvarysiu. Jo. Ir pasirodo, išvarimas yra 4 valandą, ne 5, tai aš kai strėlė varysiu. Tai jo. Iš karto išėjai į sceną atgausis, ar ne? Kaip sako, iš laivo į balių. Teisingai. Klausykit, labai smagu, gal, nežinau, pirmą kartą aš iš tikrųjų esu čia knygos pristatyme, nežinau kokios taisyklės, kaip vyksta, pabandysiu viską padaryti savaip, ar ne, bet kokiu atveju su nuotaika. Ir ačiū labai už kvietimą. Mariau, norėčiau iš karto prieiti iš karto prie to, aš skaičiau knygą, labai patiko, aš skaičiau per atostogos, atsipalaidavęs, besimėgdamas, niekur neskubėdamas, bet aš įsivaizduoju, kad jos rašymas nebuvo toksai lengvas ir jos kūrimas nebuvo lengvas. Gali papasakoti apskritai apie idėją, kaip ją pavyko įgyvendinti ir kokia visos pačios knygos mintis dabar? Tai dabar paimsiu kokias 5 minutės, dėmesio. Mielai. Jeigu aš skanarks, aš pažadinsiu. Tai sveiki, dar sykį. Ne, iš tikrųjų tai lengva ir malonu, nes veža mane šitą istoriją, šitą temą. Ir taip išėjo, kad jinai per kelis etapus, taip sakant, mano gyvenime atsirado. Pirmas tai buvo būtent išvažiavimas į Londoną 2010 metais. Man buvo pasiūlyta važiuoti, pasidairyti, nes mūsų emigracija jau pasiekė tokį kritinį, pavadinkim, lygį ir tokį masiškumą, kad tai jau yra reiškinys politinis, socialinis. Ir pasidaryk gal iš to kokią nors pjesę, žodžiu, tau pavyks parašyti. Nebuvo kalbų nei apie Oskarą Koršunovą, nei apie Nacionalinį teatrą. Vat ir išvažiavau 2010 lapkričio mėnesį. Galvodamas, kad rašysiu, buvau prisirankęs juokingų istorijų, tokių anekdotinių, kaip ten lietuviai juokingai elgėsi tame megapolyje ir galvoju, rašysiu tokią komediją. Bet kuo toliau lindau į tos žmonių pasakojimus, supratau, kad komedija ten nekvepia, geriausiu atveju tragikomedija, o blogiausiu tragedija, žinai. Aš kai skaičiau iš pradžių, tikrai, prasideda istorija, tai labai smagiai važiuoja, kaip ten, žinai, viskas atrodo labai pasakiškai, ar ne, važiuoja kažkur, tai vos ne į nuotykius ir gerai leidžia laiką čia. Labai įdomu yra iš tikrųjų skaityti, žinai, aš supratau, kad knygose labai įdomus momentas yra skaityti žmonių mintis. Žinai, kaip mūsų būtų atrodo super galę norėtum turėti, tai yra skaityti mintis ir kai tu matai tą knygoje, atsispindi dažnai, kiek yra tame tavo įdėta kūrybos. Nes aš mačiau, kad aprašyme tu pasakoji, kad tai yra tikros pakankamai žmonių istorijos, ar ne, bet tu niekur nei diktofonų neužsirašinėjai, nei ant lapo, tai yra pakankamai tokios atkurtos istorijos, ar ne, iš tavo atminties. Kiek į jas tu pridedi savo grožio? Jo, tai yra tikros istorijos ir kaip aš esu pažadėjęs knygos įžangui, kad 3 knygos gale padarysiu tai, ko turbūt gal nepadariau netgi su pjese, nepadėkojau visiems iš tikrųjų žmonėm, kurie man papasakojo ir iš tų, kurie sutiko, kad jų, sakykime, pavardės skambėtų, nes buvo tokių, kurie sakė, ne, aš nenoriu, kad reiškia, mano gyvenimas kažkur būtų rodomas. Bet tai yra, sakykime taip, tai yra dauguma personažų yra tikri, bet jie nėra dažniausiai iš vieno pasakotojo, jie yra sulipdyti iš 2, 3, kartais ir 4, padarytas toks koncentratas, sakykime, dramos, nes literatūra to reikalauja. Ir aišku, yra tie, sakykime, tie visi sijos ryšiai, kaip sujungti tuos personažus, įvykius, tai jau mano buvo darbas ir mano fantazija.
O jeigu reikėtų išrinkti vieną iš jų personažų, su kuriuo tu labiausiai tapatinėsi save, nes kai skaitai knygą vis tiek kažkaip tai arba su herojam, arba su kažkuo save tapatinė, atrandi tam tikrus nežinau, būdo bruožus arba mintis įvairiausiose personažuose žmonėse. Kuris tau artimiausias buvo, kai tu tą kūrei? Darai kažkiek ir nuo savęs, vadinkim taip. Nu, aišku, pagrindinis personažas visada jisai, taip sakant, gauna autoriaus didžiausią meilę, nes tu jam turi daugiausia dėmesio duoti ir nori, nenori, aišku, jisai tave iš tavęs, kaip iš motinos traukia daugiausia pieno, daugiau negu, reiškia, kiti tie vaikai. Tai, nu, taip, turbūt Benas vis dėlto tas, kuriam daugiausia dėka. Mariau, labai džiaugiuosi, kad tu dėl grožio čia taip esi. Taip, nu, aš kol kas puošiu, kol kas. Bet talentingai. Kalbant apie personažus, jau kiek 14 metų spektaklių yra, ar ne? Taip. Dabar buvo ilga labai pauzė tarp pirmųjų, ar ne, premjeros spektaklių, didelė pauzė, tokia pertrauka ir vėl pradėjote rodyti. Kiek jisai dabar šiai dienai yra aktualus, tas spektaklis? Nes aš atsimenu, su kažkuo mes kalbėjom, ar ne, kad buvo viena iš baimių, kartojant spektaklį, tiksliau jį grąžinant, ar jis vis dar bus pakankamai aktualus? Jo, buvo tokia baimė, iš tikrųjų galvojom, kad jis jau prarado savo aktualumą, savo kažkokį tai žavesį, bet po kelių rodymų mes jį atgaivinom ir pasirodo, kad jisai vis dar aktualus, nes ten yra ne tik emigracijos temos, ten yra ir draugystės, ir meilės, išdavystės, ir tokio kažkokio tai nusižeminimo. Ir man iš vis ta Beno istorija, kai jisai, būdamas, turėdamas vos ne viską, jisai tampa nuliu ir nuo nulio jisai kopia iš šūdo į veidą, kaip yra pasakyta. Tai jisai tą ir padaro per savo gyvenimą. Ir žinant, kad tai yra tikra istorija, tai yra wow, nu ta prasme, kad įspūdinga iš tikrųjų. Spektaklis labai, sakykime taip, labai ilgas yra, ar ne? Palyginus kaip čia, tarkim, dabar visi pripratę mes, ten, nežinau, scrollint trumpai arba trumpą serialą žiūrėti ar filmuką. Kiek sudėtinga tai yra aktoriui, ar ne, išvaidinti visas tas valandas ilgas spektaklį ir vieną po kito iš eilės. Ką tu patiri tuo metu? Sudėtingiausia turbūt Beno personažą, tai kurį vaidina Kęstas Cicėnas ir šitas Vytautas Anužis. Man kiek paprašiau, nes aš turiu išėjimą į užkulisius, bet vis tiek tu negali atsipalaiduoti vieną ausimės į scenoj, kad nepavėluoti išeiti, tai tam tikras mažas scenas ir taip toliau. Bet dabar aš žiūrėjau video, kai aš vaidinau ten prieš 10 metų. Ir kaip dabar, nu ta prasme, du skirtingi žmonės visai. Ten toks aršus buvau, ble, na, daužai, ten trenki, kraujas bėga, krūvinas, visas krumpliai nudaužyti. Dabar jau nu, nereikia, gal čia reikia pasisaugot. O kodėl? Kas pasikeitė? Ne, nu man kiek metų, supranti, nu. Viskas tiesiog lėčiau gyja. Viskas jo, atsistatau lėčiau, iš tikrųjų. Reikia daugiau mineralų gerti, žinai. Bet jo, nu iš tikrųjų yra kiek sunkiau, bet jau kiti dalykai dominuoja ir vaidyboje, ir tame personaže. Jau viskas saugiau darai. Nes, pavyzdžiui, darydavau špagatus, darydavau salto, dabar, nu, sorry, negaliu. Kiek metų suėjom, viskas, nieko negaliu. O į tą patį kostiumą tilpai bent? Sunkiai, bet tilpau. Bet dabar vėl, kaip sakant, numetinėjus svorį, tai geriau viskas. Ja. Gal ir salto dar padarysi, mes laukiam. Gal paskutiniam spektakliai, paskutinį salto. Mariau, klausyk, kad noriu dar paklausti truputėlį tokio klausimo. Kaip manai, kokį poveikį, pavyzdžiui, kad pati knyga turėtų palikti skaitytojams? Aš gal sujungsiu truputį, ką tu klausai Mariaus ir ką klausai dabar, iš tikrųjų, ką tik prie manęs stende prie skaitytojo, aš tikiuosi, gal jinai yra ir salėje, ir sako, aš mačiau išvarimą prieš 10 metų ir mačiau dabar, ir sako, labai skiriasi. Aš sakau, o kas skiriasi? Sako, santykis skiriasi, priėmimas skiriasi, nes tada buvo kažkaip tai juokinga, linksma, nu, tapsime, kvaila, bet linksma, juokinga. O dabar atsiranda tas toks truputį požiūris iš šalies, kad kokie mes vargšai vis tik buvom, kokie ten, žodžiu, tas laukinis išvažiavimas į tą kažkokią tai šviesią ateitį, kuri visai nebūtinai yra šviesi. O metų, sako, mangi metų dar nėra daug, man ten 36 metai, atrodo, kad tai iš kažkokio praeito gyvenimo, praeito pasaulio. Ir ko gero, šita knyga man buvo, jos, taip sakant, akstinas ją pradėti rašyti, būtent knygą, po praėjus ten 13 metų po piesės parašymo, tai, kad mes taip pasikeitėm,
kad mūsų vaikai nebesuvokė tos epochos. Jiem tai, manęs ką tik žurnalistė prieš porą dienų klausinėjo, ėmė interviu ir sako, aš pradžioj skaičiau ten apie Kauną ir man atrodė, kad čia visiška fantazija, kad čia prifantazuota, kol nepaklausiau tėvų, kurie iš Kauno ir jie pasakė, sako, ką tai čia dar čia labai švelniai, taip sakant, viskas aprašyta. Tai yra tam tikra prasme epocha, kuri jau dabar šiandien, kai Išvarymas ėjo, kai išėjo premjera, tai buvo dar ta pati epocha. Šiandien mes kalbam jau apie kažkokią tai... Istorinį etapą. Nors tai buvo labai neseniai, mes gyvenam tokius pokyčius, kad nežinau, kiek mes gyvenimų pragyvensim per savo gyvenimą. Aš dar papildyti noriu, skaitydamas knygą, tai aš pats pagilinau savo Vandalo personažą iš tikrųjų. Nes anksčiau ten ta sesers tema jam buvo, sesers tema, aš kažkaip galvojau, kad jinai sesuo yra jo vos ne pametinukai jie ir jam sesuo brangi, bet kai skaičiau ten knygoje, kai ten sesuo yra visai mažais, atvažiuoja pasipuikuoti mašiną ir ten Adel, širdį tiesiog griebė. Tai kažkaip jau užvakar vaidindamas aš jau įdėjau tą į spektaklį. Tai ateikit dar kartą pažiūrėt, tikrai pamatysit, ko nematė. Ir nepamatysit to, ko buvo anksčiau, ne? Jo, bet kas buvo anksčiau, tai buvo lėkšta. O dabar gylis. Dabar gylis. Ne, aš galiu pasakyti, kad iš to spektaklio nieks neiškrenta, tik prisideda visą laiką. Už tai jo trukmė auga. 7 valandas jau. Ne, nes kolegos tai pyksta. Jūs jau 5 minutėm ilgiau vaidinot, galit biškį patrumpit. Ką tu. Aš džiaugiuosi, kad jūs mėgaujatės iš tikrųjų tą darydami. Klausyk, Mariau, kaip iš viso atsirado tau tos knygos idėja? Kaip tu galvoji, kodėl jos reikia dabar? Labai keista, bet rumūnai mane motyvavo. Mes 23 metais su Oskaru Koršunovu išvažiavom statyti Išvarymo Timišvaros mieste, kuris tuo metu buvo Europos kultūros sostinė, kaip Kaunas iki jų. Ir pagrindinis teatro įvykis turėjo būti mūsų Išvarymas. Jis buvo adaptuotas į rumuniškas realijas, lietuviai paversti rumūnais. Ir aš galvojau kažkaip, praeis, ten tokia didžiulė salė, 650, tokia karališka salė vietų. Ir tai buvo toks klausimas, 5 valandas salė ten klausėsi, verkė, juokėsi ir paskui eilė žmonių prie manęs prieidinė, bet įdomiausia, jaunų žmonių ir sakė, žinokit, tai mus taip sukrėtė, nes tai visiškai apie mūsų tėvus, ta prasme. Ir tada aš supratau, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra uždėtas brūkšnys, tas laikas baigėsi, bent jau mums, rytų europiečiams, ir apie jį dabar galima jau apžvelgti pilną ir galima kažkaip tai kitaip parašyti šitą, nes yra toks nedidelis, bet gan esminis skirtumas. Pjesė ir Išvarymas eina pasakojimas pirmojų asmenių. Tai yra Benas pasakoja istoriją. Čia yra pasakotojas, tai yra kažkoks balsas, žvilgsnis iš viršaus, kuris, taip sakant, mato, kas vyksta su Benu ir netgi numato, kas netrukus su juo vyks. Tai va čia turbūt tas žvilgsnis atsirado būtent, kad mes esame jau kažkur už to laiko ribų. Kaip galvoji, ar tu ką norėtum pasiekti, ar ko tikiesi, kad ši knyga pasieks? Tai kaip pramoginis, toks istorinis užfiksavimas, nes man, pavyzdžiui, kai aš ją skaičiau, tai atrodė iš tikrųjų, žinai, kaip skaityčiau kažkokią tolimą praeitį, nes aš pats iš to laikotarpio esu, aš pats esu iš tokio kiemo, kuriame vyko įvairiausi tokie panašus dalykai, nuo kurių žmonės išvažinėjo. Mano mamos brolis, žinai, yra irgi toksai emigrantas, kuris ieškojo kažkada tai laimės ir taip susiklostė, kad nebegrįžo niekada. Žinai, ir tai kai galvoji, skaitai apie tą knygą, tada pradedi labiau vertinti, ką dabar turi. Ar ne? Ir kad ir koks tas būtų dabar fonas sudėtingas, ar ne? Bet skaitydamas tą knygą labai vertini ir džiaugiesi tą, kur esi ir ko pasiekei. Tai žinai, ir toks ir klausimas yra, kaip tu galvoji, man toks buvo pasiekimas iš tą knygą. Kaip tu galvoji, kai tu ją rašei, ar vizualizavai, ką žmonės pajus, ką juose tai gal pakeis? Žinai, aš nebūsiu kuklus šitoje vietoje, aš tikrai planavau ir tebe planuoju, kad tai būtų lietuviškas epas, literatūrinis epas, kurio mes neturim, kaip Kalevalo, Odisėja, dar kažkas tai. Ir čia yra tik tai pirma dalis, neužmirškim, kelionė tęsiasi, dar laukia dvi dalis ir dvi dalis, kurios iš tikrųjų,
įprasta galvoti, kad išvarimas yra apie 90-uosius, bet iš tikrųjų 90-aisiais jisai prasideda, o pagal mano planus baigsis jisai 2020-aisiais, kai visą pasaulį užklups COVID-as, pandemija. Tai va čia man ta epocha maždaug yra ir man atrodo, mano tikslas, ne tai tikslas, čia nėra jokio tikslo, bet man atrodo, kodėl žmonės eina į spektaklį, kažkaip jie ten pamato save, žinai, be pagražinimų ir be gėdos jausmo. Nu, buvom tokie ir tokie turbūt esam kažkokiais savo kritiniais momentais, bet ir nesigėdinkim to. Ne, tai mes kartais ir esame tokie, aš kaip visą laiką pagalvoju apie tą istoriją busiukę, žinai, kur būsė pradžioje prasideda kažkoks tai tūsas, visi žmonės tada supanašėja, suvienodėja, man atrodo, žinai. Ir klausyk, tu esi gyvenime patyręs va tokių va nuotykių, kaip tas busiukas, kur pasakoja, žinai, yra buvę? Be abejo, aš užsiminėjau vario kontrabandą. Vario? Nu, ten visi kažką darė, 20-ųjų pradžioje, ta prasme, visi draugai farsovšikai, arba metalistai, arba farsovšikai. Tai, o tu studentas, filologijos, kažkoks išsigimėlis, tai reikėjo kažkaip tai Atmušt tą įvaizdį. Tai, bandžiau, ačiū Dievui, nepavyko. Nu, aš labai džiaugiuosi, kad nepavyko, klausyk, dabar kitą įnašą darai, ne tik tai, kaip čia... Epo rašo. Nu, Epo parašys, klausyk, iš 3 tomų ir tai bus ne pabaiga, klausyk. Paskui apie ateitį skaitimariu. Klausyk, tai, o kaip tu galvoji, dabar jeigu atsiras naujas knygos, vadinasi, atsiras ir nauji spektakliai, norėtum, tarkim, tęsinio? Aš aišku norėčiau. Bet dėja, visi žino, kad Vandalas numiršta, bet gali jisai kur nors rojų kažką veikti. Stumdyt kažką ten, pardavinėt mašinas, nuvarinėt. Man, žinai, kai statėm išvarimą ir antro veiksmo pabaiga, ir, kur jūs ten lygtai paskestat, ir Oskaras man užsakė, klausyko, gali padaryti biškį sceną, kad jie po vandeniu toliau gyvena Vandalas. Ir aš netgi parašiau kažkokią pastraipą, bet jos neprireikė. Gerai, kad sužinojau, gera mintis. Čia galėsiu pasiūlyti, bet dar mes po vandeniu pašnekam kažką. O klausyk, kokia tavo iš vis reakcija pirma? Ar atsimeni buvo, kaip tu pirmą kartą perskaitai pjesę apskritai? Pirmą kartą Marius skaitė pjesę prie visų, tai truko, nežinau, gal 3 valandas, ne, kokias. Sako, Oskaras susodino visus ir buvo ir Prūsaitis buvo, žodžiu, pasodino visus ir Prūsaitis, visi aktoriai sėdėjo ir Marius skaitė pjesę. Ir kai pradėjo Vandalo tos scenos skaitė Marius, aš galvau, nu čia yra wow, ta prasme, čia man parašyta, čia aš esu. Tai va, ir aš pradžiai nepažinojau Prūsaičio, nežinau, kas jis toks, jisai su tokia džemperiu sėdėjo, su 3 paloskim, galvoju, zaraza Vandalas, jau bus tikrai Vandalas. Paskui jisai muziką darė. Nu, dėl Vandalo tai pakovot reikėjo, nes aš turiu tokį, nežinau, kai daug žmonių klauso manęs ir aš skaitau, aš matau kitus žodžius parašytus, man raidės liejasi, nežinau. Disleksija vadinasi. Nu jo, bet čia ne visai gal disleksija, gal čia dėl jaudulio. Nu ir aš ten skaitau pro šalį, Oskaras klausė, nu sako, gerai, pabandyk tu tą Vandalą, nu aš jau ten išmokau tą tekstą per kelias dienas visą ir jau pradėjau galvojau, nu arba dabar, arba viskas, arba nieko. Arba salto, arba aš miręs. Ir salto špagatai, suktukai, ten virtakai visokie. Ir Oskaras taip žiūrėjo visą laiką. Jo, va čia tai bus Vandalas, sako. Ir pirma reakcija, kai yra Vandalo pirmi žodžiai, blet, ir kino tos nachui dešros mirdas, spektaklis Vandalo tokiais žodžiais prasideda, tai visa salė taip. Aš taip žiūriu, ką tu žiūri, blet, dėkis maišą ant galvos. Tai tokia, o paskui jau suprato, kame čia kas, kaip ir kame čia kampas, jau normaliai žmonės reaguoja. Pasirašo viską. Iš tikrųjų, priminė Marius, tie pirmi spektakliai buvo, net nežinau kaip pavadinti, visiškas fiasko. Žmonės išeidinėjo 10-300 iš teatro tos nacionalinės salės. Rimtai, dėl keiksmažodžių būtent? Jo, būtent dėl keiksmažodžių. Nes niekada šitoje šventovėje, reiškia, Lietuvos pagrindinėje scenoje neskambėjo turbūt nei vienas keiksmažodis. Ir čia staiga tokia lavina. Jo, tokia tryda.
iš tikrųjų, nu, dar Marius tada taip gerai kaip aktorius nepažino, galvo tiesiog, kad iš gatvės paėmė kažkokį gegezą, supranti, kuris čia su žmonės, nu, tikrai gali sužeisti ir kažką padaryti, čia toks sprendimas. Ar šestis bičiukas buvo? Jo. Jo, aš sakau, ten pažiūriu įrašus, nu ten, nu ta prasme, ką tu čia darai? Bariai, Olin, žinai, nu reikia drąsos, aš įsivaizduoju. Bet klausyk, nepaisant to, jisai spektaklis sulaukė daugybės įvairiausių apdovanojimų, ir tu gavai, man tada už tą, ar ne? Kryžių, jo. Ir Marius tada gavo. Ir Marius, ir Oskaras. Ir Oskaras, ir Ainis gavo tada, jo. Ten buvo mega apdovanotas. Kaip galvojat, kodėl taip įvyko, kad iš pradžių žmonės išeidinėjo, bet jis vis tiek, pavadinkim taip, nukultinis, vienas žinomiausių tikrai spektaklių visoje Lietuvoje? Kodėl išeidinėjo? Ne, kodėl taip, žinai, persivertė, jeigu žmonės iš pradžių išeidinėjo, buvo fiasko, atrodo, kad viskas, spektaklis yra pasmerktas ir tada staiga įvertinimas. Nu, tu negali knygą vertinti iš 2 pirmų puslapių, tiesa, tu turėjai visą perskaityti, pasakyti, jo, taip, taip ar taip. Tai man atrodo, tie, kurie iki galo išsėdėjo ir pamatė ir pajuto, tai jie paskui viens kitam pasakė, kad tikrai geras spektaklis. O tie, kurie išėjo, nu vienaip ar kitaip grįžo. Aš manau, kad su šito spektakliu įvyko tam tikras, nu nepasakysiu, kad vertybinis lūžis, bet turbūt estetinis kažkoks stilistinis lūžis Lietuvos teatre. Iki tol jis buvo toks pakankamai saugus, klasikinis, gražus. Ir čia staiga, reiškia, staiga įsiveržė tikras gyvenimas. Ir nu, va, tie žiūrovai, kurie ten sėdėjo, daugelis neišlaikė to gūsio. Bet man atrodo, kad tie žiūrovai tada išėjo, jie niekada ir nebegrįžo į tą teatrą. Man atrodo, grįžo. Aš manau, žinau, kad atėjo peržiūrėt, žinai. Peržiūrėt vėl iš naujo. Nes, kaip ir tu minėjot, žmonės tie, kas matė prieš 10 metų, ateina, grįžta dar kartelį pasižiūrėti, nes aš manau, kad tą kartą gavę gerą įspūdį, nori dar kartą jį pakartoti. Klausyk, kalbant toliau apie knygą, ar ne, dabar jinai jau visur yra prekyboje, ją galima, ar ne, gauti ir tu čia šiandieną jau renki parašus, kažkas jau yra perskaitęs. Ką žmonės, kokį grįžtamąjį ryšį tau pasakoja apie knygą? Nu, lietuviai gana santūrus, tai ne kiekvienas tikrai kažką tai pasakoja, bet, nu, taip knyga jau 3 mėnesiai, kaip taip sakant, funkcionuoja, yra prekyba ir yra žmonių atsiliepimų, tai labai skirtingai. Tie, kurie, pavyzdžiui, nematė spektaklio, tiems visiems labai patinka. Tai yra kažkas visiškai naujo, kažkas... Visi kalba apie tai, kad susiskaito jinai per vieną vakarą, maksimum per 2 popietės. Tie, kurie matė spektaklį, iš jų, kai kada jie kažkokį išgyvena vidinį konfliktą, nes jie mato Marių Repšį, kai Vandalas ten knygoje duodasi, mato kitus aktorius, juos šiek tiek erzina, kad, taip sakant, siužetinė linija yra ta pati, nes kai kas gal tikėjosi, kad čia bus tęsinys to, kas ten yra, dar kažkas. Tai va, bet žinot, tiesą sakant, kai aš pradėjau knygą rašyti, nebebuvo vilties, kad šitas spektaklis dar bus rodomas Lietuvoje. Jis buvo praktiškai nurašytas. Nu, va, tai... O kodėl jis grįžo? Kokia buvo to viso idėja, Mario, gal tu žinai? Aš nežinau, grįžo, kodėl, nu nes teatras užsidirbti norėjo, nežinau. Kodėl grįžo? Ne, ir aktoriai norėjo jį atgaivinti. Nes čia, manau, tada pagrindas, ne, kur sueina draugai ir sako, klausykit, nu tai buvo toks geras laikas, kad darom spektaklį. Buvo tokių, kad, girdė, aš jau tas 6 valandas ten ant scenos nesikankinsiu. Buvo tokių, kas taip sakė. Jo, bet jų ir nėra dabar spektakliai. Ir išmetė. Ir išmetė, atsirado kiti nauji žmonės. Aš gal išpaaiškinu, kodėl jis negrįžo, bet kas buvo išnykęs. Nes prasidėjo Nacionalinio teatro didžiosios salės rekonstrukcija. Ir šitas spektaklis buvo perkeltas į arenas. Jisai buvo vaidinamas, tai turbūt vienintelis atvejis Lietuvos teatre, kai rimtas spektaklis, nekomercinis, yra vaidinamas ten Siemens arenui, pavyzdžiui, ten 3000 žmonių, aš vienam tokiam nuėjau, tai wow. Žiūrėjau iš labai toli, aktoriai su mikrofonu, bet vis tiek visą salę nušiuvusi klauso Siemens ir kitų miestų didžiosiuose arenose. Paskui prasidėjo pandemija. Ir tai tapo nebeįmanoma, prasme, žmonės surinkinėti tokią masę žmonių. O paskui pandemija baigėsi ir man pačiam iškilo klausimas, kodėl jie toliau nevaidina arenose. Atsakymą aš gavau iš teatro vadovybės, neapsimoka.
Aš sakau, neapsimoka, 3000 žiūrovų, išperkant, iššluojantis bilietus. Nu, žodžiu, tiesiog teatro tingėjimas buvo. Čia, vat, kai atsiras vėl, grįšim į didžiąją salę, tada, reiškia, vaidinsim. Nu, tai, vat, ir dėl pertrauką užtruko 5 metus. O kaip tau pačiam su tingėjimu, klausyk, rašyti lengva knygas yra, žinai dabar, jeigu tai laukia dar sakykim taip, dar 2 knygos turi būti, ar ne? Yra tas momentas, kur tu žinai, kad tau reikia darbą padaryti ir tu negali tiesiog prisiversti. Tu galvoji, da gerai, 1 knygą jau parašiau, dabar 2 rašyti. Parūkysiu, dar susitvarkysiu namus. Žinai, kur bet ko prisigalvoji, kad tik tai nedaryti. Nėra taip? Ne, žinok, jeigu taip yra, tu turi mesti tą reikalą ir užsimti kažkuo kitko. Man taip yra buvę gal keletą kartų, kalbant apie rašymą, kai kažkokių tai jaunystėje komercinių scenarijų, kino scenarijų rašymas. Va tada aš jaučiau, kad galiu daryti, ką tik tai nori, tik ne tai. O čia, žinok, aš atsikeliu, man jau pirštai svyla, greičiau, reiškia, išsivalyti dantis, išeiti iš namų, nusipirkti savo litrą kavos, užsidaryti studijoje ir žinau, kad visą dieną aš kaifuosiu toliau rašydamas. Klausyk, o būna, žinai, kaip tu, sakykim taip, kaip kūrėjas būna mėgausi, žinai, tai kažką, jeigu, tarkim, gerai parašai, tai žinai, kaip tipo net čiurpas, tarkim, nueina, ar ne? Sakykim, arba tu garsiai pradedi juoktis pats nuo savo minčių, kurias parašai, arba reikia kažką išgyventi, žinai, tarkim, ten padaryti pauzę kažkokį, išeiti, pakvėpuoti grynų orų, galvoti, čia aš ir parašiau, žinai. Yra tokių momentų, ką tu jauti, ką išgyveni, pavyzdžiui, kurdamas? Ar tiesiog tu pasineri ir kaip mašina dirbi? Ne, nu tai be abejo, kad tu vaikštai, tu prisidegi cigaretę, eini kavos naujos nusipirkti, ten dar kažką. Vyno pagaliau vakarą atsidarai, kai jau baiginėjasi jėgos. Gerai, pavariau šiandien. Bet žinai tokio, kad, kaip čia man dabar išėjo sakinys ir pas, ne, tokio nebūna. Aišku, jauti, kad, nu va, šiandien tikrai, šiandien gerai ėjosi, vakar gal truputį prašiau, bet tą, ką vakar, žinai, kad turėsi dar 3 kartus sėsti perrašytą, tai ką šiandien jau turbūt yra gerai, bet tokio, kad, kažkokį stebuklą čia dabar padarai, ne. Bet kūrybinių krizių buvo tokių, kad grįžai arba tai į studiją galvoji, kokią aš čia rašau nesąmonę, suplėšai viską, arba ten pradedi trinti ar dar kažką, buvo duobių? Ne, Rolandai, čia toks turbūt stereotipinis įsivaizdavimas apie tą, reiškia, menininką. Štai, rodo, koks aš genijus, aš ne genijus, viską sudegino ten. Žinai, gal tokie dalykai labiau būna, kai tau 19 metų, kai tau 51 truputį kitaip. Rankraščiai nedega. Klausyk, o dabar kitos knygos, kada jos pagal planą turėtų pasirodyti? Nu, jeigu viskas gerai, jeigu man pavyks, tai kita turėtų pasirodyti gruodžio mėnesį šių metų, o dar kita dar po metų gruodžio mėnesį. Jeigu viskas gerai. O kas, viskas gerai, tai turiu minėti su procesu tiesiog, ar ne? Jo, nu dabar aš jau truputį vėluoju, nes čia išmušė mane kitos spektaklio repeticijos, turėjau užmesti, tai jau atsilieku nuo grafiko. Tai aš žinau, kiek man užtruks pabaigti pirmą draftą, kiek užtruks paskui jo dar 6 kiti draftai, kuriuos aš taisysiu ir, gali būti, kad nespėsiu. Tam gruodžiui tai yra toksai, bet gal ir spėsiu. Mariau, tu žinau, kad skubėsi į spektaklį, ar ne, po šito interviu. Klausyk, gali truputėlį išduoti, kokie yra, pavyzdžiui, pasiruošimai spektaklių šitam? Reikia kažką daryti apšilimą, prieš tai pavalgyti košės daugiau, aš nežinau, ten... Prieš tai reikia nieko nevalgyti, nes viską paskui sunku bus labai vaidinti, tikrai bus sunku vaidinti. Apšilimą, prasitemti kojas, apšilti reikia, kad biški kraujotakas sušį, o taip reikia, žinai, jisai toks ribinis spektaklis, ten įjungi gazą dugną ir varai, viskas, ten stabdžių nėra. Bet tu turi kažkokią, nežinau, ceremoniją, pavyzdžiui, arba kažkokią tai, žinai, kaip būna tokį simbolinį dalyką prieš eidamas į sceną, kažkas ten žegnojasi, kažkas ten poterius sako. Žinai, aš turiu tokį prožektorių ir tipo, va matot, toks virš durų išėjimo ženklas yra. Ir čia nesąmonė, bet aš su prožektorium turiu jį pataikyti, žinai, įjungdamas. Ir jeigu aš tiesiai pataikau, scena gerai praeis. Ir tu prieš kiekvieną savo sceną taip darai? Nu taip. O tai kas palauk, jeigu tu nepataikai ir tau reikia į sceną? Tada labiau pasistengti reikia.
Aš galvoju, išeini išsigandęs visas, žinai. Nu, biški jo toks, o blemba, biški nepataikiau. Tada jis išeina, jis sako, gerbiami žiūrovai, atleiskit, šiandien spektaklis neįvyks. Nes... Jo, nes šviečiau nepataikiau. Galim iš naujo viską pradėti. Žinai, tad vidury spektaklį 3 valandos praėjo. Hebrytai, žinok, reikės iš naujo viską pakartot. Tuoj aš išeisiu pataikiau. Dabar bus viskas ledas. Klausy, bet buvo dabar nutikę, mačiau su išvarimo spektakliu, kad teko atšaukti kelis pasirodymus, ar ne? Čia buvo... Taip. Palauk, kada čia buvo dabar? Oi, tai čia buvo 24 metų spalį, ne? Ne, ne spalį, prieš metus čia buvo... Čia vasaris buvo. Vasarį. A, jo, teisingai, kovas vasaris. Pirmas spektaklis, kuris po 5 metų, reiškia, jau turėjo būti, suvaidino pirmą veiksmą ir staiga, vat, Marius išeina į sceną, sako, nepataikiau į debutį. Tai dabar rytoj, poryt ir dar poryt nebus spektaklio, treniruosis pataikyt. Pasirodo, ne aš vienas nepataikiau ir mano kolegos irgi nepataikiau. Tai, kaip suprantu, kad vienas iš kolegų tiesiog persitempė, ar ne? Persitempė, mes 3 dienas po 12 valandų repetavom ir dar tą pačią dieną repetavom. Ir būdavo taip, kad prieš spektaklį, padarom perbėgą spektaklio. Perbėga yra viso spektaklio repeticija nuo pradžios iki galo. Ir vakare dar spektaklis, tai 12 valandų tiesiog non-stop vaidino mano kolega ir jam blogą pasidarė ir tiesiog reikėjo nuimti. Galiu tik pakomentuoti, aš žinau, kad ten krūvis tikrai yra neįsivaizduojamas. Ir, tarkim, šitam spektaklyje Oskaras padarė, pagrindinį vaidmenį skėlė į 2 dalis. Ten jaunas Benas ir senas Benas. Bet kituose pastatymuose pasaulyje yra, kur vienas žmogus vaidina Beną. Ir iš tų, kurie vaidina vienas Beną, tie man aktoriai pasakojo, sako, prieš šitą spektaklį aš žinau, kad aš turiu dieną prieš tai tiesiog gulėti lovai visą parą, tiesiog nieko iš vis neveik, ten arbatos pasidaryti. Ir paskui 2 dienas po to. Taip jisai išsunkė. Aš gal tu dar kitaip pasakysiu, tas ten, kur spektaklį vienas vaidina, žinok, tai iš 3 2 mirė jau yra. Ne, visi gyvečiai. 2 jau invalido vežimėlį. Toks grįžtai. Ne, bet būdavo, žinai, kai aš buvau truputėlį apsileidęs sportą, tai atrodydavo širdis sustos scenui. Antiek, maikutė jau grėži tiesiog, jinai teka visą, žinai, ten prožektoriai dar birželio mėno, anksčiau, dabar tai ledinė, anksčiau tai kaitiniai, kaisdavo jie, tai ten po tą striukę ten eina savo, ten bėgioja. Bet o kaip tau, nereikia 2 dienas paskui gulėti, pavyzdžiui, kryžium, tu gali kaip čia funkcionuoti? Pavyzdžiui, šiandien aš atvaidinu spektaklį, o rytoj ryte aš jau būnu filmavime. Jau pradedu visą mėnesį būsiu filmavime. O filmavime irgi šitą reikia? Ir ten kiti bairiai. O filmuojat filmą dabar kažkokią, ar ne? Ja, su Andrium Blaželiu. Ir kaip, tarkim, filmas nuo to nukentės, kad tu iš vakaro spektaklį turi? Stengsiuos, kad bent jau nepastebėtų. Kai snaudi. Supratau, o tai ką iš karto po spektaklio darai? Yra kažkoks ritualas, aš nežinau, ten šaltas dušas, kava, kažkoks maistas, pagulėti? Ne, persirengi namo į dušą ir miegoti. Bet nemėgia, akis stačios, ausis plačios. Aš kai repetavau tą išvarimą, aš arba jau vaidinau, tai ten būdavo po tų visų keiksmažodžių, grįžti namo tie keiksmažodžiai dar eina, žinai, dar padaryk valgyt, Vaikus, manas, tai mažiukai, blei. Jo. Paskui jau pradėjau skirti sceną nuo gyvenimo, tai jau tas man... O sunku tą padaryti yra šiaip? Reikia to išmokti? Jo, čia su metais ateina patirtis. Tai dabar, net kaip įgūdis jau tau yra, ne, tiesiog persijungi ir viskas. O kaip, Taip. O kaip reikia tą dalyką treniruoti? Nes aš esu girdėjęs, kad pats baisiausias gal ar blogiausias dalykas, kas gali nutikti aktoriui, tai yra, kad jisai ir po scenų lipęs nuo scenos lieka vaidmenį tam pačiam. Taip. Ar ne? Jo, bet Vandalas su Vandalu taip ir būdavo man, kad aš likdavau tam vaidmenį dar porą dienų. Jo. Sekėsi žmonėm aplink tave. O kai repetavau, tai ojetų, ten Varnas jau galvoja kliniką, ta prasme, mes jo ten estetišką tą spektaklį vaidinam, o mes užkursi, ten keiksmažodžiai visi, jis užeina, ką jūs čia darot, kaip jūs čia šnekat. Ta prasme, tas spektaklis labai darė didelį įtaką man ir tai buvo man labai didelis tramplinas į tai, kad netgi aš čia esu. Tai ačiū ir Mariui, ir Oskarui, ir visiems, kurie buvo šalia.
Nu, aš tai manau, kad talentingam žmogui čia tiesiog, kaip čia buvo sutverta ir reikia. Paplojam dar, Mariui, išsikeliam. Ačiū. Galima tiesiog apie Marių, kol jis neišbėgo, jis už 10 minučių išbėgs. Žinot, tikrai 5 išvarimai iš viso spektakliai yra buvę ir kai kur dar teberodomi. Ir, sakykime, vaidmenys ten pagrindiniai, Beno, Eglės, aš sakyčiau, ten geriau, ten geriau, ten geriau. Bet, pavyzdžiui, Vandalo netarti niekur nebuvo, kai Mariaus Repšio Vandalo. Ir aš tikrai labai bijau, kai jam sueis 50, aš manau, kad jis nebepadarys špagatų. Ačiū Mariau. Ačiū už tokį komplimentą, čia, nu, tikrai. Puikiai žinai. Dega. O klausyk, nu, tada tęsiant, labai čia smagiai eina pokalbis. Tu sakai, koks tai žiūrovų santykis buvo, ar ne, su Vandalu, kad jie nuščiuvę buvo visi. O kaip jautėsi kolegos tavo aktoriai, ar ne, kai tu su jais... Nu, ta prasme, ne, kolegos, tai, man atrodo, Marius kiek buvo biškiai išsigandęs tų keiksmažodžių gausos. Nu, aš dar kiek, nežinomas aktorius, man patikėjo tokį didelį vaidmenį. Ten, atsimenu, tuometinis teatro meno vadovas irgi išsigandęs buvo, kad čia bus fiasko grinai, kad čia per daug keiksmažodžių. Bet, nu, kažkaip, nežinau. Šiaip, Marius tai labai talentingai rašo. Nu, šaunuoliai, nu, pavyglostikit viens kitą. Ne, bet tikrai, paplokit Mariu. Mariu. Du Mariai sėdi labai talentingi. Bet knygoj, pavyzdžiui, daug kas, ten kai kurie komentarai, kad čia atseit tas pats naratyvas, ta pati istorija, bet jinai labai praplėsta knygoj, negu išvarime. Aš sakau, aš jau skaitant, netgi pagilinau savo vaidmenį. Tai, ir man atrodo, kad Vandalas iš vis Beną išgelbėjo jam gyvybę, išveždamas pats į Londoną. Tai čia yra vienas pagrindinių toks vaidmens variklių yra, kad išgelbėjo draugą. Tai. Klausykit, o dabar kaip apskritai su literatūra? Aš girdžiu, šiandien mes esame knygų mūgė, ar ne, ir pagal žmonių kiekį matosi, kad susidomėjimas jis yra didžiulis. Žmonės, man labai patiko, vienos moters įėjo, jinai laikė tokią kupstą knygų. Dieve, aš sakiau savo, tik tai 2 knygas pirksiu, jo, o nešasi daugiau. Tai žmonės mėgsta, myli skaityti, ar ne, bet kaip su jaunais, tarkim dabar, skaitytojais, ar ne? Dabar jaunimas televizoriaus nebežiūrim, knygų nebeskaitom. Ar turi jaunų skaitytojų šiai knygai? Jinai tiktų ir jiems, kaip tu galvoji? Tinka tiksliau visiems? Prieina jaunų žmonių ir perka tą knygą. Aš negaliu pasakyti santykio ir negaliu pasakyti iš tikrųjų, nežinau, kaip tas jaunimas šiandien skaito, bet man atrodo, mes gal šiek tiek nurašom juos taip per daug kaip neskaitančius. Kai gera knyga, tai skaitų, man atrodo taip. O kaip, klausyk, ar turi dabar kažkokį tai žmonių dar, kas, nežinau, kritikuoja gal tavo rašymo stilių, ar ne? Arba, nes kaip kalbėjome apie spektaklį, kad, tarkim, jame yra per daug, pavyzdžiui, keiksmažodžių. Girdėjai kažkokių tai žmonių, kurie skundžiasi, kad knygoje yra viskas kalbama per daug, gatvės kalba rašoma? Ne, gal dabar kaip priešingai, dabar jau gal girdžiu tai kaip komplimentą, kad ne ta sintetinė, reiškia, tokia knyginė kalba parašyta, o tikra atpažįstama kalba. Dėl keiksmažodžių taip, kažkam dar vis užkliūna, bet aišku, tai nepalygint su to, kaip buvo tada, kai išeidinėjo Išvarymo premjera. Tai jau nieko nešokiruoja. Beje, pakomentuosiu, kad dėl to Mariaus, kad aš, reiškia, bandžiau tų keiksmažodžių gerokai sumažinti, nes aš tuo metu filmavau filmą, kai jie repetavo, atėjau po ten turbūt 1,5 mėnesio ir matau, kad tiesiog kas antras žodis yra keiksmažodis ir aš tiek tikrai neparašiau. Bet čia yra psichologiškai, aktorius pamato leidimą keiktis ir tada jisai kaip kablelis kiekvienoje vietoje reiškia tą keiksmažodį. Ir aš tada kažkaip atsistojau, sakau, klausykit, aš jūsų labai prašau, už kiekvieną keiksmažodį, kuris yra neparašytas pjesė, aš jūs padavinėsiu į teismą, pasakiau visiem aktoriam. Tai kai kas visai, pažiūrėjau, Nužis pasakė, gerai, tada aš visai išimu. Vienintelis buvo duotas leidimas Mariui keiktis tiek, kiek jis nori. Nes mažiau jisai negali.
Mariu, klausyko, dabar apie, kaip žinai, žinau, nesikiai esu girdėjęs aktoriai, kai, tarkim, įeidinėja į sceną, yra buvę tokių dalykų, kad, tarkim, sako, išeinu ir neatsimenu savo žodžių, pavyzdžiui, baltas lapas, kaip vadinamas tas, ar ne, rodant išvarimą. Yra buvę kažkokių tokių dalykų, kad, tarkim, peršokat, nežinau, valandą ar ten 2 peršokat spektaklio? Ne, nu tiek ne, bet būna kažkokia iškarpėlė, peršokam. Bet tada aš būna atsimenu ir tada galvoju, o ten gerų bairių buvo, žinai, reikia grįžti. Ir tada grįžti, pakartoji kažką ir, nu, tipo, nu, gaila, ten būna gerų bairių, kurių gaila. Kiekvieną spektaklį, netgi, va, atrodo vienas spektaklis, nu, nepasakysi, nieko neatsitiks. Bet gaila, nu, galvoju, nu, geras bairis ten, nu, tai kažkaip gražini viską. Bet tiesą sako, kad kiekvienas spektaklis yra visą laiką kitoks. Dabar gal labiau nusistovėjo, jisai jau toksai, kaip sakant, bangos tos nusiramino, bet būdavo tai kardinaliai skirtingi spektakliai. Jo. Tu jau toksai su patirtim aktorius esi, ar ne, liko dar kelias minutės pakalbint, žinai, nes aš žinau, kad ir filmuoja, ir transliuoja, ir daug jaunų aktorių, būsimų aktorių ir esančių aktorių mato tave ir tavo drąsius spektaklius, unikalius spektaklius. Tu turėtum jiems kažkokių tai patarimų, pavyzdžiui, žinai, ką dabar atsižvelgdamas į save praeityje? Aš jiem turiu labai daug komplimentų iš tikrųjų. Nes dabar jauni aktoriai, va, sako, jauni, ten tinginiai, bet jie labai talentingi yra. O dabar, kurie ateina į teatrą, nauji jauni aktoriai, jie tokie talentingi yra. Ir man taip dėl to faina, kad gal jie mažiau kompleksų kažkokių turi, kur mes labiau mano kartos turėjo. Jie, nu, ta prasme, jie dalykus padaro iš karto, be jokių kažkokių vat, tokių vingių, iškart paima ir padaro. Ir kas matė Pietinę kronikas, tai Džiugas, Digna, Vaidilė, visi, kurie vaidino, jauni, vat, jie ateina dabar į teatrą. Jie yra žiauriai talentingi, aš prieš juos tiesiog lenkiu galvą. Tai yra labai džiugu, kad Lietuva turi aktorių ateitį. Tai va. O yra kas jau, žinai, kaip būna, aš tarkim, kaip vedu renginius, ar ne, ir kartais pasižiūriu renginių vedėjus, galvoju, viskas gerai, aš darbą dar ilgai turėsiu. Man atrodo, kad aš ilgai neturėsiu. Yra kas, vat, žinai, kur kažkas kvepuoja jau tau. Kvepuoja, visi kvepuoja, žinai, jau vat, kvepuoja ir taip, žinai, kai būna bėga ir taip, čia... Aha, bando lenkti jau, ne? Jo. Klausyk, Mariau, yra labai įdomus epizodas knygoje, ar ne, kai iš kartoniniai dėžiai vyksta veiksmas. Tu, net kažkaip nenoriu spoilinti, jeigu kažkas neskaitė arba nematė, tu gali truputėlį papasakoti, tu visą tą gyvai matęs, tarkim, tą gyvenvietę, pavadinkim taip. Aš matydavau tas jo gyvenimas. Labai keista, kad dabar jau, pavyzdžiui, išnyko. Aš vaikščiau per tas pačias vietas, Londono tam patiltiem nebėra benamių. Jos kažkaip ir socialiniai darbuotojai kažkur jos, nu, žodžiu, ten nebėra. Perkraustė. Jo. Bet aš mačiau ir tas gyvenvietės ir iš tikrųjų aš girdėjau tą pasakojimą, ta prasme, kaip žmogus, reiškia, 2 mėnesius gyveno po Waterloo tiltu dėžėje ir vieną naktį jie atėjo ir pradėjo spardyti. Ta prasme, ir spardė iki sąmonės netekimo. Iš esmės žudė. Tai taip, tai yra tikra istorija, man ją tik beliko, nu, išklausyti ir matyti, kaip kokios akis, ta prasme, keršto degančios akis to žmogaus, kuris pasakoja. Ir paskui kažkaip tai perleist per save ir pabandyti aprašyti tą jauseną. Šiaip neįtikėtina ta istorija tokia yra, žinai, kur taip aprašyta viskas, skaitant knygą, labai tu viską, kažkaip aš nežinau, labai viską matai, ar ne? Matai autobusiuką, matai, labai viskas taip gerai, teisingai tai aprašyta. Tarkim, tu, kai parašai kažkokius tai epizodus, su kažkuo pasidalini, duodi pasižiūrėti kažkam tai įvertinti, tarkim, kažkas tavo kelionės metu, visą laiką tos rašybos kelionės metu, yra kažkas tai tavo, nežinau, ten moralinis kompasas, pavyzdžiui, žinai, arba kažkoks žmogus, kuris padeda, sakyti, į tą ar ne į tą pusę keliauja? Aš kartais grįžęs namo perskaitau savo žmonai aušriniai, bet daugiau perskaitau, kad pats paklausyčiau.
Kaip, nu, nes kažkaip kai visai vienas garsiai skaitai, tai trupi beprotybė tokia kvepia. O kaip jinai klauso, klausyk? Aušinė gali paklausyti? Galiu, klausau. Ne, ačiū Dievui, tikrai jie yra labai įdomu. Bet tai vyksta ne su visom dalim, kažkaip man kai kurių reikia pasitikrinimo, kai kurių ne. O paskui jau, ir tiesą sakant, pirmų redakcijų niekam neduodu skaityti. Ir paskui jau, kai maždaug kokia 5, man taip atrodo jau beveik švari. Nu, jau žinau, kad dar bus pora, bet jau šitą beveik švari, tada vat, vėl jau duodu pilnai aušriniai. Nu, tai buvo, bent jau su šitą knygą daviau jai paskaityti, Juodkrantės pliaže, su malonumu per 2 popietės perskaitė ir pasakė, per trumpa. Per trumpa. Ir tai man buvo geriausias komplimentas. Wow, tikrai labai gerai. Mariau, žinau, tau reikia bėgti, ar ne? Tai aplodismentais išlydėkime jį. Šaunuolis. Liek, gero spektaklio. Ačiū tau labai. O va, garsiau. Yeah. Nu, Mariau, grįžk nusilenkt dar kartą. Bet mes turim dar šiek tiek laiko, ar ne, kol mūsų neišvarė iš tos salios. Gal turite kažkas tai klausimų ir norėtumėte užduoti gyvai apie knygą, apie žmogų, apie gyvenimą? Pakelkit ranką, aš pribėgsiu su mikrofonu. Va, prašau, žiūrėkit. Galit prinešti? Prineškit tada. Sveiki, va. Labas. Kada bus filmas, klausimas, ar ne? Labai geras klausimas. Kada bus filmas? Ar Vėlyvis jau kažką galvoja? Vėlyvis vienas iš kandidatų yra. Jo, yra dabar kalbų iš tikrųjų apie 3 filmus. Ir, nu, jį turbūt greitai nebus, bet bent jau tai kad yra labai norima tą padaryti, duoda vilčių. Vat labai norėčiau, kad Marius Repšys su savo špagatu neprarastų formos. Gaila, kad jis negirdi, tada tikrai jau šiandien pradėtų vėl treniruotis, man atrodo. Tai visgi yra tokių minčių, ar ne? Labai gerai, labai gerai. Ar laukiat paplokit trupučiuką? O. Tai čia yra truputį, tai yra brangus filmas, nes supraskit, Pietinę kroniką galima nufilmuoti Šiauliuose, žodžiu, kurie gal nes netaip stipriai pasikeitė. Ir ant green screeno? Ne, o čia vis tiek, čia reikalingas Londonas ir tu negali jo tik tiesiog nupaišyti, tu turi daug ką vis dėlto filmuoti ten, o tai yra milžiniški pinigai ir jo, tai visai kitokio biudžeto filmas turėtų. Gal kas nors galite paskolinti? Ar turim dar klausimų, kas nors? Prašau. Ar yra minčių versti į anglų kalbą? Nu, ne minčių, bet jo, vertė ruošiasi versti, tik dar nežino, ar versti šitą vieną ir siūlyti jau anglų arba amerikiečių leidyklom, ar laukti, reiškia, visų 3. Bet, pavyzdžiui, knyga jau didžiausia Estijos leidykla šiemet išleis šitą pirmąją knygą. Estiškai? Jo. Dar kokių, nusimato dar kažkokių kalbų? Rumunų. Ne, matot, tai yra labai šviežia, keli mėnesiai. Rumunų mokytoja, rumunų literatūros mokytoja čia su mumis, aplodismentai jai. Rumuniškai būtinai aš savo mokytams skaitysiu. Taip, matot, problemos būna su vertėjais. Aš nesu tikras, ar mes turim tikrai gerų, stiprių vertėjų į rumunų kalbą. Jo, keiksmažodžiai tarptautiniai. Prašau, savo rodomam. Jum čia toj, jūs užsidais. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Prieš tai tuščia buvo. Taip? Jokauju, iš tikrųjų, tikrai reikia laikytis tvarkos, kadangi žmonės namo tikriausiai nori. Mariau, didžiausi sveikinimai paleidus tą kūdikį. Paskutinis klausimas. Koks tai jausmas išleidus dabar kūdikį? Ar tu jau laimingas? Ar vis dar galvoju, nu aš tikiuosi kažkas pirks? Ir keli patarimai jauniems kūrėjams. Nu, žinai, čia trečdalis kūdikio kol kas išlindo, tai aš toliau esu procese ir... Galvytė jau matosi, kaip sako. Jo, pirkit galvytę. Bet man tai buvo iš tikrųjų labai svarbu, žinot, nepamesti motivacijos, gauti bent jau kažkokį feedbacką į... Čia mus išvaro?
Ne, čia dabar žmogus tik tai suprato bairį apie galvytę. Šaunuolis. Šaunuolis. Aukštas galas atvitai lietai daina. Jokauju. Vat. Taip, kad aš toliau esu procese ir ta laimė turbūt bus, turbūt nelaimė, bus tuštumos jausmas, kai aš baigsiu tas 3 knygas ir toks, o ką toliau, žinai. Čia kaip su Harry Potteriu reikės tada prieš istoriją, žinai, kaip rašyti, kaip Lietuvoje sekasi. Ne, aš baigsiu, nebus neteisingai nieko. O jauniems, žinot, ką aš galiu palinkėti, aš galiu pasakyti tik tai, kad tai pats nepelningiausias amatas būti rašytoju. Jeigu galite to išvengti, išvenkite, o jeigu negalite, ta prasme, jeigu jaučiate, kad tai tikrai jūsų pašaukimas ir didžiausias malonumas gyvenime, nu tai rašykite ir jau kai bus, tai bus. Ponios ir ponai, Marius Ivaškevičius ir žinau, dar garsiau. Bravo. Ačiū, Mariu, tau labai. Aš žinau, Marius dar pasilieka, dėlios, galima dar įsigyti knygą su autoriaus parašu. Jo, valandą būsiu stende. Kur galima tą stendą surasti? Laisvės knygų, kaip mūsų stendas vadinasi? Laisvės medija knygos, ten maždaug šalia balto knygų kažkur tai priešais. Šitam pastate. Šitam pastate. Ačiū Jums labai. Ačiū, Langal.